Sveiki, bičiuliai. Sveiki. Susiruošėm į savo kelionę. Yra penktadienis pas mus. Kažkur po 3 valandų biški. Tai va, susikrovė mašiną. Nežinau, dėl ko Oksana uždarė, nenoriu rodyti. Ai, sorry. Susikrovė mašiną. Vat, pasėmė maždaug tiek daiktų. Nu, kiek daiktų? Iš tikrųjų, čia va, tik tais taip daiktai su maistu, o visas šitas reikalas va paklotas. Čia bus mūsų lova. Tai ką, šiandien planas nuvažiuoti iki Veksfordo miesto, kas užtruks maždaug, nu, apie 4 valandas su sustojimais gal. Tai gal dar spėsim kažką tenais įdomus pamatyti, ar pakeliui kažką nufilmuoti. Ir paskui rytoj jau iš ryto turim planų aplankyti ten visokių įdomesnių vietų ir jums parodyti. Tai va, sekit mūsų kelionę ir ačiū, kad esat su mumis. Ką čia darom? Plaunu mašiną. Mes neplaunam, mes žiūrim, kaip plaunam mūsų mašiną. Kaip, Kirutė, tau ten sekas? Davolna visą, kai rublį gavus. Kas ten vykst visur? Aha. Viską mato pro langą, užtas į gerai. Viską mato pro langą. Danikė su ištikė. Pats geriausias trilioninis maistas. Tyra tą gavom biškį kauliuką. Kirutė jim. Oras mumis labai gazdino, prognozės, belia kokią blogumą. Pažiūrėk, koks oras superinis. Nors valandą tokią orą jau iškart smagu. O kokie gražus antikvariatai važiuoja. Čia berods vestuvės kažkokias, ne, Zajas? Nu, kažkas tai gėlės man. Gėlės padėtos. Nu, tuoj aplėksiu, pažiūrėsi. Gražuoliai. Jo, čia vestuvės. Mat kaip gražiai, ne, atkucintas mašinas. Nu va, sustojom degaliniai. Dainis nubėga į degalinę. Mes čia prasivaikščiosim dar su Kirutė. Nu, nuvažiavom nuo namų tik tais valandą laiko. Dar liko mums apie 1 valandų iki Veksfordo. Ateik čia, Kirutė, ateik čia! Jei čia viskas įdomu, visokie kvapai erzina jie. Tai va, truputėlį maža pauzė ir varom toliau. Jau buvau apsidžiaugęs, kad važiuojam čia gerai, smagiai, taip viską. Aišku, biški nuobodžiai gal, nes pagrindas autostrados. Ir kad nori. Autostradoj stovim. O rodo pagal navigaciją kamštis 7 minutės. Gal dar ne kosmosas, bet autostradoj kamščiai iš niekur čia
kažkaip Airijoje labai neretas dalykas. Iki Veksfordo mums lika 103 kažkur kilometrų, geros 1,5 valandos. Nu, su sustojimu gal bus ir beveik 2 valandos. O paskui žiūrėsim, susirasim bečikę, kur šiandien nakvosim. Labai daug kažką nemanau, kad parodysim, nes čia važiuojant dabar nuo namų iki Veksfordo, tai net iš tikrųjų nelabai yra kur nusukti. Įdomiau. Nebent išsuktumėm jau visai iš autostrados, bet jau vakaras, ką ten pamatysim išsukę iš tos autostrados. Tai va, susirasim kur mieguoti. Pažiūrėsim, jeigu dar geras oras bus, gal praseisim palei jūrą. Nu ir ką, planas pakolkas toks. Kamštis juda, šeimyna va pavalgė visi. Kyra niekaip nenustoja nervuoti manęs su savo dūsavimais visais. Nu, daugiau, nu ką, judam, po biškį judam. Kiek mes turim valandų, va, 5:30, tai va, jau 2,5 valandos jau kratomės. Nu va, čia panašu, kad švenčia kamščius jie. Ai, va. Palestinos vėliavas, ką čia prisikabinė? Šiaurės vyklų prieš genocidą. Žmonės protestuoja prieš genocidą Palestinui. Bet kad visam pasaulyje tas genocidas, kodėl nesusikabinam visų vėliavų, kiek įmanoma, eitumėm apsirengę? O dabar ką nenusirengė? Ne, vėliavam apsirengę eitumėm. Noriu paklausti, va, BMW mylėtojų. Čia kas? Va šitą, va, nesąmonė priekį, kur važiuoju. Aš nesuprantu, kaip BMW gali taip išsidergti iš mašinos. Nu jau aš su krepšu važiuoju, nu bet okei, mano krepšas belia kokią senumą. O čia 21 metų mašina. Kelio spuogas. Nu, išsidergia iš mašinos ir viskas. Kaip taip, ką? Va, žiūrėk, dar ant tilto. Man atrodo, kad mūsų čia tą kamštį ir sudaro va, visi tie plevesuotojai, bet kad jie čia plevesuoja ant viršaus, o mes ką čia turim visi lėtai pravažiuoti, pasižiūrėti juos. Ten išvežė viens čiuvaks ant viršaus užlipęs vėliavų milijoną pasiėmęs. Tai žinot, kada reikia protestuoti. Nu bet tai logika kur? Protestuoti Airijoje, kad kažkas pasibaigtų Palestinui. Nu, tikrųjų. Kažkaip nesusiriš man galai čia visi tie. Ar gal aš durnas, nežinau. Važiuokit į Palestiną, protestuokit ten. Atrodo, pačioje Airijoje savo šūdą neužtenka, kiek čia neprotestuoja, kai vietoj būna problemos, o protestuoja, kad kitus palaikyt. Nu, šaunuolį. Blemba nemėgstu politikos visiškai. Nu ką, dar vieną turim sustojimą. Dabar atvažiavom prie jūros pasižiūrėti bangas.
pravedžioti biškį Kirutę, nes jai truputėlį mašinai nepatinka važiuoti, jinai lekuoja ir lekuoja. Einam, Kirutė. Vau, kaip gražu. Štai, ir turime bangų. Sakom, sukam nuo kelio, kol dar saulė nenusileido, biškutį pafilmuosim kažką prie jūros. Ir toks fainas pliažas, ne Zuiki? Labai. Ta prasme, pliažas kaip pliažas. Bet toksai didelis ir vanduo šalia. Ir iš tikrųjų yra bangos. Nes dabar yra atoslūgis, po truputėlį nueina dabar. Bet kame reikalas, va čia, va šitoj pusėje, Viklau, Greistons ir visa kita, čia prie kranto yra gilu. Čia nenutolsta vanduo kelis kilometrus į priekį. Ir čia galima pažvejoti, vat yra geros vietos žvejybai skirtos, vat žmonės atvara čia pažvejoti dažnai. Visokių rykliukų pagauna ir taip toliau. Ką tu čia radai? Kriauklę radau va tokią. Čia galėsim valgyti šios? Čia bus savo lėkštė. Lėkštė mano bus sirbikiai valgyti, nu? Ką, šausim atgal į mašiną, nes jau biški vėsų darosi, saulė pasikavoja, viskas. Važiuosim toliau. Dar kokią valandžikę pavažiuosim ir ieškosim, kur įsikurti. Kirutė, tau čia taip patink? Patink tau čia taip? Jinai temp tik dėl to, kad prieki šuo eina. Nors pribėgus prie to šuns pati bijo arba į snukį kant. Viens iš dviejų. Ir va taip va nedarykit va. Čia šunų šūdų maišiukai. Visai apetitą nepakėlė. Nu va, atvykom į savo tašką. Po kol kas nieko nepamatysit, nes, tamsu iš tikrųjų. Mašiną va greitai įsirenginėsim. Tikiuosi niekas čia mūsų neišvarys. Tai va, šiandien bus tiek, o rytoj atsikelsim ir parodysim jums, kur mes čia atvažiavom. Ir keliausim aplinkui žirnėti. Iki!